Tai šiandienos perliukai. Ananasas už 5 eurus. Šiaip labai bijau, kad skydamarių nebūtų, nes kažkada buvau į namus parsinešęs, visas gėlės išmirė. Arba baltasparnių, arba tripsų. Čia kažkokie balti yra lyg ir. Bet šiaip augaliuks pats gražus, iš numirėlių skyriaus. Nu, kaina čia buvo biškai pervertinta, nes prieš tai kainavo tipo 20 eurų. Dabar 5, tai... Bet vaikiukus du leidžiasi šone. Fainuolis. Tai va, alyvmedis kainavo tipo 30 eurų, dabar 6 eurai. Bet vien dėl to paėmiau, nes jisai naujų gražių ūglių yra išleidęs. Tai tik todėl ir priglaudžiau. Reiktų paguglinti, kiek alyvmedis kainuoja šiaip. Aišku, prieš perkant reikėjo paguglinti. Va ką paguglinau. Tikrai prieš perkant tai vynogė Boskop Glory, nes labai gražus lapai. Nu labai gražus. Ir tik tais už 2,60. Ir raganė už 3,20. Tokia irgi su labai gražiais žiedais. Tai, nu kur čia nesusikundysi prigriebti. Reikia dabar tik tais jai lanką padaryti, tai raganiai. Aš galvoju, kad vėlė 2 vazonus juodą ir pilką parvežė, bet ne. Ai, nu, įda su rankenėlė. Ir nėra skilių, ne? Skilių. Arba aš jau nematau. Ne, aš irgi nematau. Nu, nėra. Čia atrodo, kaip ir galėtum pasidaryti, bet... tai pomidorai. Perspektyva. Jo, būtent. Tai paguglinus buvo suprasta, kad visai normali kaina 6 eurai yra už tokią alyvmedį. Tai... nes apie 20 jie kainuoja. Ale, rimtai ananasas kainuoja apie 20 eurų. Tai su vaisium, o čia vaisių pavogė kažkas. Įdomas mažiukai. Yra mažiukų, nu, vaikučių. Vien dėl to vaikučių prigrėbiau, kad yra. Tai... O, tam pačiame ermitaže 14 eurų. Tai 5 eurų buvo verta. Kas čia per vaizdelis atrodo, kaip prievartautum pomidorą. Gal jau šitą reikėjo nebepersodinėti. Sakau, alyvmedį pasodinsiu į tavo zoną tokį. Nelis ananasą užmušai. Matai? Pervažiavai tu jį. A čia šaknis taip jaugusios ar čia? Vilė. Taip ramiai gyvenu aš čia. Čia ir šaknis, ir žemė tokia sunki. Žiauriai sunki žemė. O parašyta mėgsta lengvą žemelę. Tai žemė tokia kaip Ispanijos laukuose. Nu tai... Nu kur? Pasodinkim. Aš galvojau, kad tos sėklos nedaigios. Bet jos daigios. O tai kur mama? Išleido, va, matai? Kur mama? Kukliukai yra. Reiks persodinti rytoj. Jeigu lietus lis. Čia va tavo toj pusėje buvo. Mama, kiek spalvoti. Taip tavo spalvoti. Čia šicinės spalvos. Bet tie nespalvoti leidžia augliukus. Čia tavo. O, ir tavo mažytis tas. Mama mažyčiai. Taip tavo mažyčiai. Tai tau. Rūkas! Leidžia, žinok, visi. Rūkas! Žiūrėk, va tavo spalvos, matai? Irgi uodegytę turi. Aha. Geras, ane? Geras. Tai sodinsim į lauką sudaiginę. Nes taip laukia, man rodos, ilgiau dygtų, o čia sudygo ir į lauką. Kaip laikosi mano pupos, tos, kur sudaiginau. Tai va, visa eilė išdygus. Gražuolės pupos, va. Tiktais gal reiktų patręšti biškį jas, trąšų duoti. Bet kai šilumos nėra, tai tų trąšų nereikia. Tiktais va, tos bjaurybės apgraužė lapus. Bet dabar kaip auga, jau nebepasiekė jos lapų, tai biškį man ramiau. Einam biškį pasidarbuosim. Ką pasidarbuosim, tai atsisuksim porą varžtų, pažiūrėsim, kaip išserda čia ta konstrukcija. Ir galvoju, kokią dydžią čia varžtai 14, ne? Bus 13.
O taip 13. Žiūrime. Ne. Ta pusė. Nu, labai paprasta, kai turi įrankį. Nu, dar ir varžtų liks man, kurių jau čia nenaudosiu, bet liks. Tai tokia ilgė. Eina savo. Va, imk, tau varžtai. Galėsi. Jie prikiba. Kas prikiba? Šitie varžtai. Neprikiba, va, užsuki tiesiog. Kaip? Galiuką užsuki ir viskas, va. Kaip? Va, matai? Kaip čia reikia atsukti? Vieną pusę užsisuk, kitą atsisuk. Pažiūrim. Vienas išserda. Antras išserda. Trečias išserda. Tai 3 vienodus gražius metalus turim. Jau galima vartus virinti namui. Tai čia turim labai gražų vieną metalą. Kvadratinį. Tik aišku, jisai nėra tiesus, nes kažkas užlipa ant jo. Bet patiesim galim. Tai praversma. Ir likusi dalis yra neardoma. Na, visiškai neardoma. Bet galima kažką sugalvoti. Jeigu ir neardoma, kaip PVC galima čia privirinti. Va, ir gaunas kvadratas. Tai paėmiau iš kartą visus išsitraukau. Ir dabar gali išsitraukit ir susukiot veržlės. Ir taip pat lengvai išardyti. Šiaip nesuprantu, kodėl tų eskavatorių neardė tiesiog iš dėžių, nu, su varžtais. Ilgiau užtrunk nei prapjauti siuntinį. Nes dabar jie yra supjaustyti, tie konteineriai. Bet čia visas šonas atsidaro. O jie nupjauna viršų, čikšt ir išarda. Tai turbūt paprasčiau tiesiog nupjauti viršų, nei ardyti. Tai, ką tik apvirta netyčia tas ožys visas, man gimė idėja. Va, reikia privirinti čia, šitaip, kaip ten, ir tik reikia visus pašalinius daiktus nusipjausti. Čia, šitą. Reiks jaučiu prikdidžiai bulgarkiai. Tai yra ne tik melisai namelį daryti mintis iš šitų, bet ir pasigaminti pakeliamų lysvių metalinių. Labai rimtų. Tokių amžinų. Va. Realiai dydžio ir nekeiščiau, nes metalas padarytas tam, bet jos yra ant kojų. Labai išlygint gerai. Tik žemė vėl sustinga, sukietėja. Vau, kai gyvenimas prašvito, užsimečiau akinius. Atrodo, kad diena suėjo ką tik. Ir pabandom kelias armatūrų, kampus tos nupjauti. Šitos va čia. Opa, visai gražiai ir nesunkiai. Na, labai gerai. Skarda. Apie skardą, ką galiu pasakyti. Tai čia yra 1 mm, norėjau 2 pirkti, bet tada tai būtų išėjęs man tik 1 lapas.
Tai 1 mm realiai kainuoja 35 eurus. Tai jeigu perkant kokių 5 mm skardą, vienas lapas kainuotų, tada padauginam iš 5. 35 kart 5. Gauna 77. Šinskiam beveik 200 eurų lapas gautus 5 mm skardos. Nu, ten jau nebe skarda būtų, ten jau lakštas būtų. Tai šiam kartui užteks 1 mm pabandymui. Kaip čia gausis. Čia yra rūdijantis, necinkuotas plienas. Šiaip visada galvodavau, kur jo reikia rasti. Tai pasirodo Litagro yra. Nors niekad nematydavau, nes ten per kitas duris paslėpti jis yra. O eina savo. Sveria biški. O žaliapjovės kokybė, kaimyns atvarė. Ratuks nulūžo. Čia. Tai reik biški porą šašų užmesti. Bandom. Gal guolis neišsilydys. Nu, bet jeigu tai buvo privirinta ir laikos. Tai gal čia guolė nėra? Yra. Yra? Na. Man rods, kad ilgiau dabar laikys nei tavo žaliapjovė. Tikiuosi nebenulūž kaimynai tas rats. O dabar grįžtam prie savo dalykų. Tai yra skardinimo. Ir... Bet kaip smirda tas tepalas, čia kuriuo ištepta yra ta skarda. Toks slid ir jinai kaip VD40. Tokia pat bjauri smarvė. Šiaip milimetro skarda nėra tokia, tokia, kad užlipai ir susigarankščiuotų. Visai kieta. Jeigu būčiau 2 mm ėmės, tai švis būtų. Bet jau prabanga gaunas 2 mm. Pasiimkim lentą. Šiaip būtų gerai turėti kažkokį kaip plazmos pjovimo aparatą. Būtų labai gerai. Bet jo neturim, tai teks bulgarkės pjovimo aparatą naudoti. Apa. Lazeris atpjovė. Tai va tokia aukščio lysvė būtų. Ne viena, būtų 6 tokios. Šiai gal žemokai atrodo, ne? Aš irgi pritariu. Bet gal nereikia aukštų čia. Labai laukiu, kol aprūdys šitas visas metalas. Nes jis dabar grinai atrodo kaip cinkuotas. Tikiuosi, kad aprūdys. Šiaip gal norėtus aukštesnių, dar 10 comų, bet labai aukštas atrodys. Šiltnamyje yra 4 comų, čia yra 31. Tai šiltnamyje 10 comų aukštesnės. Bet apseisim. Tai jau pačiam savo nebešys kažko pavirinti. Nes nesinori čia pjausti triukšmauti. Nes 20 vakarą, gražus saulėlydis. Ir pabaigsim kitą savaitę šitą lysvę virinti, nes mačiau visą savaitę, absoliučiai visą savaitę lietų rodo. Bet tikiuosi, kad neišsipildys tai. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir lėkime kitą dieną. Iki. Beje, kaip kurmis, tai įpyliau srutų, ne srutų, o dilgėlių raugo, tai dingo vėl porą dienų ramu kažkaip. Ketvirtadienis. Rodo, kad šiandien visą dieną lis. Tiksliau jau dabar rodo 70% lietų, bet dar tik lašnoja. Bet užtat nešalta. Išskyrus lauką. Laukia tai koks 14 laipsnių. Bet čia plus 50 beveik. Buvo pakūrenta, kad būtų dar daugiau šilumos. Ir ponas kurmis negrįžo, vėl įpyliau jam to brudą. Ir kaip urvas skylė paliko, tai paliko. Ir specialiai neužkišau, kad ventiliuotus per visus urvus jam tas marvė. Tai niekur kitur nebeišlinda. Tai raugaliukas veikia vis dėlto. Smirdaliukas nepatinka jam. Ir rožės atsigavo, iš karto ūgliai pradėjo naują augti. Opa. Pražydo moliūgo galva.
Agurkiukai jau kokie gražuliukai. Jau tokį garantuotai galima net suvalgyti. Čia irgi visa kekė. Kai gražuoliai. Kruopelita pusrytainiai. Tai pranešė labai stiprų lietų, bet žiūriu, kad čia vos krapnoja. Einu, pardysiu tos karkasus, nes reiks Robertėlį paleisti, kad nevažiuotų jisai čia į tą metaliną. O žolė visai apžvelgs ir nieko nebesimatys čia. Turbūt besukinėdam surinksiu tiek varžtų, kad galėsiu vežti parduotuvę, grąžinimą daryti. Aišku, jeigu čekiuką iš kažkur gausiu. Nu ką, galim sakyti, beveik visus išsisukinėjau. Dabar reik varžtus išsirankioti. Jau paukščiai išspėjo šikti. Šitų tai daug turėsiu vienodų. Čia tik pusė išardžiau. Ir dar pusė kišeniai šitie. Visa sterblė. Eina savo. Tikrai galėsiu į turgų vežti. Galvoju, kur aš tų karkasų tiek dėsiu, bet ką tik gimtelėjo idėja man. Pavyzdžiui, va šis karkasas, nevykęs. Galėtų kokią kompostinę gal padaryti, bet ne. Aš iš jo padarysiu turbūt lentynas. Aišku, paturbinsim, patobulinsim biškę. Papjaustysim, patrumpinsim, pasiaurinsim, bet sandėliukę lentynų pasidarysiu. O iš to cinkuoto, tai nežinau. Vieninteliai, kurių, bet tik tais 3 tėra, kurių nenoriu aš, kurie man kaip rakštis subėjai. Ne, bandeliai. Va, Melisos namelio karkasas yra. Jau. Jau įkvėpimas net atsiranda. Padarysim po apačią čia smėlio dėžę, kad nelytų, kad galėtų sausas smėlis būti. Kad sausam smėlyje galėtų vietiniai katinai kakoti. Va, dar skersinių, kad grindis neįlūžtų. Lentos taip sudėsim. Ir tada galės daryti antrą aukštą. Nieka nesimato, kas skrenda. Radau antrą detalę konteinerio per pusę perpjauto. Tai aš ją sudėjau. Ir reiktų suvirinti į originalą tą dėžę, padaryti stogiuką, gal net tos pačios skardos nupirkti, bet tos rūdijančios, arba net nerūdijančios, o tos lankstimui skardos nupirkti. Ir turėsiu malkinę, čia tik tais tą prapjauti, to nesuvirinti, tiksliau, nupjauti galus. Ir bam, kokia daili malkinė bus man gatava. Wow. Ir ta malkinė derės prie pirties. Šalia pirties kažkur pastatyti, bus kvadratinė tokia pati. Ir tilps, įtariu, kokie 2 kubai malko. Tai va, pirčiai užteks metam laiką, tikiuosi. Bet reiks man antros tada židiniui. Dar tokios pat poros kubų malko. Malkinės. Tai kažką sugalvosim. Ir ką, nešiau ir pradėjo lyti, lindu pirti. Nes vis dar čia tracokas. Ir šilta, jauku, čia gera. Gal biškai per šilta. Ne, pats tas. Bet kai trūksta to lietaus, tai negaliu pykti, tegul lyja. Na ką, galiu pasakyti, baidarė ne kiaura, nes vanduo gerai laikos. Reiktų susivirinti žildinuką šiltnamy. Tada būtų dar jaukiau net per lietų sėdėti. Nes dabar iš po pirtelės nėra jauku čia, nešilta. Net labai nešilta. Ar tu matei, Vilė? Ne. Kai agurkiuks, jau tokį galėtume, bet rytoj jau tikras jisai bus toks valgoms. Žiūriu krosnelės. Tai mūsiškę radau, vis dar kainuoja 300 eurų, kur turėjom laikiną statybose. Tai palaiko savo kainą. Bet užmačiau už 107.
šiltnamį gal gerai būtų. Arba už 109. Tik aš ją nors viena yra Šiauliuose iš jų. Reik pažiūrėti. Vilnius, Vilnius, Vilnius. Visas 3 yra Vilniui. O tai siūsti Šiaulius, ne? Na ir pristatėms 16 eurų, jeigu nori į namus. O jeigu į tą pačią parduotuvę? Į parduotuvę nepristatoms. Tai skambino šiandien, kaip susitarusios moteriškės, viena iš Elektrum, kita iš Igničio. Tai iš Elektrum siūlė 23,6 cento, o dabar iš 26 centų siūlė Elektrum. Tai... Ignitis. Ignitis, no. Tai dar reikia Enefito palaukti skambučią. Ir? Tai ir, ką žinau, pabūsim tam jaučiu Garantiniam? garantiniam tiekime. O kudis sakė, kudis brangiau pas juos, Tipo daugiau privalumų turi kažkodėl ten. kokie tie privalumai? Nežinau, neįsivaizduoju, kokie tai privalumai. Tai Bet man Enefits ir Elektrum yra pasišikę biški. Elektrum irgi? Tai pažįstamėm. Atsimeni, kaip pasakoju, tada per juos ir nusprendėm, kad ten reikia vartotojų teisės taip pakreiptis. Nes tada pasakoju, kai irgi jiem pridirba šūdų. Supratau. Tada, kol nepasakė, kai vartotojų O tai dabar esame Ignitį pasirinkti. Dabar nepasirinkė, dabar kažkodėl. Bet vis tiek Ignitis mums priskirts. Taip. Na. Tai pabūsim garantiniam. Kokiam jūs esat, parašykit komentarą. Ir ar nėra prikolų su tais? Nu. Sakau, prisėsiu, bent pažiūrėsiu per Google Maps, kaip atrodo tas Dubysos upelis nuo Šiaulių važiuojant. Ir čia geriausia tokius kiaušus turi važiuoti. Nu, apiplaukti, kad galėtum toliau plaukti. Ir čia tų vietų yra tokių, nu, atrodo, galėtum tiesiai varyti. Ne, čia turi ratais apvažiuoti. Reiks būtinai, jeigu plauksim, droną pasimti, kad pažiūrėti. Čia per kelią reiks persikelti, nes matau, užtvanka yra arba tunelis. Ir vietom tai tos upės net nesimata. Tai aš įtariu, kad ten medžiais bus belė, kaip apaugę. Čia vos ne per kažkieno kiemą plauksim, jeigu plauksim. Grinai. Čia net užtverta, prūds kažkoks padaryts. Tai... Ir va čia vos nedingstinai. Čia va išsiskirsta, neaišku, kaip čia per tas krūmus, kur toliau. Bet čia net nesimato. Ir čia pyst atsirandanai. Čia vėl normaliai, net vanduo matos. Vingiuoja, vingiuoja. Čia per miškus viskas tvarkoj. Čia vėl kažkas prūda pasidaręs aplinkoj. Čia matos net medžių nuvirtusių yra. Tai taip. Čia labai daug medžių yra. Nežinau, net nors praein jau dabar. Žiūrint. Nu, eina savo, čia tų medžių kiek privirtę. Nieks čia nėra plaukę turbūt, tai galbūt, kad kilometrą nuplauksim, jeigu dar nuplauksim kilometrą. Nes vien medžiai privirtę. Dabar tik atkreipiu dėmesį, kaip prisiartinau. Čia va vien medžiai. Jau čia vien dėl to nieks ir neplauk tokiu maršrutu. Nes čia savižudybė. Nu, o yra tikrai vietų, kur, pavyzdžiui, va dabar čia va smagu visai, čia vėl vien medžiai privirtę. Bet čia neaišku, kelintų metų tos nuotraukas, tai gal tos medžius nunešė tiltas per Dubysą. Šiaip gražių vietų yra tokių, varai ir per laukus, o čia va kaip gražiai slėniai, tiesiog plika. Čia tikrai įmanoma perplaukti. Ir pyst va čia va. Po žmogų vos ne per kiemą įprūda. Čia vėl ratais. Na.
gal ir būtų faina, bet čia užsiknisimas. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Važiuojam, prasilėksim į miestą. Nes taip šlapia, taip nemalonu. Bet labai džiugu, kad atsigers augalai. Tai vis dėlto atvarėm. Žiūrėk, čia tas pats, bet kaina tai visai kitokia. Nu, nėra už 200. Nėra. 209? Ai, būtent šitą žiūrėjau, nu. Tai ten buvo 299. Internetu pergam? Ar kaip suprasti? Nežinau. Va, kur 109, 495 eurai. O tai kaip čia atidaryt? Aš nežinau, čia yra per galą ilgas malkas gali kišti, kaip suprantu. Ir gali trumpas malkas kišti. Ai ne, čia žinok tik dėl vaizdo priekis. Faina, kad yra rinkis. Gali ir batą virti ant jo, taip pat kaip ant mūsų buvusios krosnelės. Realiai, būtumėm nepardavę, tai būtumėm pasistatę šiltnamį. Bet ten aukštesnė. Skirtums. Tas pats. Tai pažiūrėjom variantą už 195 eurus, o dabar važiuojam už 165 eurus pažiūrėsim. Bet jau vien ten tas rinkius atperktas 30 eurų brangiau, kad tai galvoju, ar nebus tik tais pirmoji vieta. Ir patinka, kad kaminiuks nestoras. Už 109 koks ryžas. Šiaip labai fains, jeigu rinkis būtų, tai stikliuks, aišku, didesnis, ane? Ir mūsiškė, kur statybose naudojam. 300 kiam. 109. 109. Bet šitą... Bet šitą tai būtų visai nieko irgi. Jeigu ne tas būtų, jeigu rinkiuks, tai būtų fainai. Išpardavimas. Nu, stiklas didelis. Tai nenusipirkom krosnelės, bet nusipirkom virdulį už 5 eurus. Ir geriausiai už 4. Ir dar 5 eurus, 3 eurus kuponą gavau. Tai realiai už... Internetinė parduotuvė, krepšelį nuo 99 eurų. Nepanaudosi gyvai. Čia žiūrėk, fizinėse parduotuvėse 5 eurai, o internetiniai 3 eurai. Tai dabar parodai barkodą ir naudosis kažkas. Koks skirtumas tavo naudojas? Manau, kad vis tiek... Bet nuo 75 eurų. Nu taip. Tai pirktum pečiuką, gautum 5 eurų. Nu, o ką, vis tiek gerai. 5 eurai yra gerai. Bet su krosnelėm tai kažkas yra... Žiūrėk, tas koks yra dailus. Ne, anas gražesnis buvo prieš. Tai... Wow, po 107 eurų, kaip laikinam sprendimui statybom būtų buvę va tiek va. Ir dar vieną milžinę, net kur 700 kainavo, dabar 220. Taip, bet mes tada pirkom rudenį. Na, pirkom rudenį būtent, o pavasarį, vasaros pradžioj, matos, retam kam reiktų krosnelių. Taip nepastebimai prisikabinom prie gabuką, varom vaikūką pasimsim ir pasimsim krosnelę. Ir išsivirsim šiandien pirmosios arbatas. O tu jau žadi net sumontuot taip greitai? O ką? O tai kaminą? Tai nupirksim. Blogai? Vasaros metu šitinuką. Nu, bet, ne faina, pasimsim po arbatos knygą, skaitysim romantiškai. Arba Facebooką brauksim. Atsinešim dar teleką. Teleką jau atrodo reiktų parduoti. Visą vasarą nenaudojai. Nu, jau kokį mėnesį buvom nejungę teleką. Aš Robertui siūlau pažiūrėti atgal į ateitį, bet jūs manimi nežiūri. Nežinau, rudenį. Švaistins. Nu, rudenį, nes vasara tai laikas švaistins yra tie filmai visi. 14 laipsnių. Birželio 11 dieną. Bam, siuntinukas yra. Koks mažytis, būčiau žinojęs, kad toks mažas, tai būčiau bagažinę metęs, veltumės tą priekabą vežimės. Bet wow, 14 laipsnių mašinai rodė. Dabar saulė išlinta iškart koks 2 turbūt minimum. Čia tau, mano poniutė, kad išliptum. Jeigu ką reiks atvežti, tai rašau.
kad nereiktų su rankom tempt. Su priekaba visą prisivešiu prie pat.